Visa esmė yra pabudau iš sapno, sakykim, atsimenu, sapnavau, kažkur tai buvau, galbūt ten tėvų namai, dar kažkas, kokia emocija buvo tada. Protas bando ištraukti tokį dalyką kaip, žinai, tu ten buvai nepriimta, ten, pavyzdžiui, kokią uošviją sapnuoji ir ten, sakykime, tu jutaisi, kad tave uošvį nepriėmė. Ir tu sapnuoji tą uošviją ir tau atrodo, matai, ir kas čia, gal dar čia reikia kažką išgydyti, gal dar čia kažką reikia padaryti. Protas taip, jisai daro. Bet mum ką reikia daryti? Gerai, aš susapnavau, aš buvau toj vietoj, kaip aš jutausi? Gal ten mane pasitiko, sako, labas, ten, pavyzdžiui, Violeta, kaip tu gyveni, kas pas tave naujo, ateik čia, jei viskas gerai tame sapne, jei tu jutaisi gerai, tai yra viskas gerai. Ir nieko tas sapnas jums nepraneša. Tiesiog nieko. Tiesiog jūs nukeliavot ir grįžot. Nieko ypatingo. Bet jeigu jūs pabudot ir jum, čia mane nepriėmė, ten mane žemina ir pasileidžia, tai faktas yra pyktis, yra nuoskaudos, yra tie patys karminiai kontraktai, ką rodo, kad tai reikia išgydyti. Tai jūsų nepaleidžia. Tai jūs norėtumėt išsilaisvinti iš to, bet tie visi įvykiai, tie akmenys yra pas jūs jumise ir tai trukdo jum išeiti tą geresnį jūsų gyvenimą.